Po vasaros atostogų, kaitros saulės ir vėsios jūros malonumų būtina prisiminti ir pasirūpinti savo pažeistais plaukais. Ką reikia žinoti apie plaukų priežiūrą ir kokios efektyvios priemonės tam naudojamos, pasakojo plaukų priežiūros specialistė Deimantė Dubinaitė. Kaip žinoti, ar man reikia kaukių, gal užtektų tik gero balzamo? Jeigu pastebite, kad jūsų plaukai, kai išsiplaunate galvą, yra ypatingai persisunkę drėgmės, o kai išsidžiovinat, jie būna sausi, susidėlę, o gal net kartais ir elektrinasi, tai jau pirmas yra požymis. Antras požymis, jeigu tai yra žiema, jūs turite plonus plaukus ir nusiėmus kepurę ar kitą galvos apdangalą, jūsų plaukai elektrinasi ir po geros darbo dienos plaukai yra susiriebalavę, o galai elektrinasi, vadinasi, tai jau yra antras požymis, kad galbūt jums reikia kaukės. Ir trečias visiems gerai žinomas požymis, tai yra lūžinėjantis, besivelintis ir skilinėjantis plaukų galiukai. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, norint surasti tinkamiausią plaukų priežiūros priemonę kaukę? Su mūsų kosmetika, kurią mes dirbame, jinai skiriasi nuo kitų kaukių, būtent nanotechnologijom. Tai ir yra svarbiausia, kad kaukės turėtų būti skvarbios ir pasiektų ne tik plauko paviršių, ką daro įprastinės kaukės aliejinio pagrindo, o kad paveiktų plauko vidų ir atstatytų jo drėgmę, struktūrą. Spa procedūra skirta plaukams, kuri yra sudaryta iš giliai valančio šampūno ir 4 skirtingai plauką veikiančių kaukių. Visos jos turi Quadramine Complex, Hair Protection System ir Bio Advanced Peptide Complex. Šios kaukės greitai atstato pažeistas plauko vietas, sugrąžina dehidratuotam plaukui drėgmę, lipidų kiekį bei apsaugo nuo aplinkos poveikio. Todėl jau po pirmos procedūros galime pajusti, kad plaukai tapo minkštesni ir atgavo natūralų žvilgesį. Pirma naudojamas giliai valantis šampūnas, galintis pašalinti ne tik plaukų formavimo priemonės, bet ir chlorą, kietąsias daleles ir kitus nešvarumus. Tokiu principu paruošiami plaukai atstatymo procedūrai. Šampūnas itin aktyvus, todėl gali dirginti jautrią galvos odą. Antram etapui naudojama kaukė, kuri yra itin skvarbi ir veikia giluminį plauko sluoksnį korteksą. Kaukė subalansuoja drėgmę, atstato plauko pH, todėl plaukai nebesielektrina ir atgauna sveiką žvilgesį. Trečiam etapui naudojama priemonė, kurios sudėtyje yra apie 80% keratin proteino. Tai viena iš didžiausių koncentracijų lyginant su kitomis keratininėmis kaukėmis. Jie atkuria ne tik plauko paviršių, bet ir tai, kas buvo pažeista plauko viduje. Todėl plaukai tampa tvirtesni, mažiau lūžinėja ir skilinėja. Ketvirtam etapui naudojama stipriai drėkinanti kaukė, kurios sudėtyje yra papildomas kiekis lanolino ir taukmečio sviesto, kad būtų padidintas lipidų kiekis. Visa tai glotnina plauko paviršinį sluoksnį, suteikia elastingumo, apimties bei blizgesio. Priemonės taip pat veikia ir kaip antioksidacinė kaukė, apsauganti plaukus nuo laisvųjų radikalų, kurie ardo plauko struktūrą. Tad plaukai tampa visapusiškai atstatyti ir apsaugoti nuo aplinkos poveikio. Kas yra keratinas? Kuo skiriasi sisteminio atstatymo keratininė kaukė nuo kitų? Kokybiškas keratinas dažniausiai naudojamas augalinės arba gyvulinės kilmės. Sisteminiam plaukų atstatyme keratinas naudojamas gyvulinės kilmės ir gaunamas iš avies vilnos. Kad būtų keratinas kokybiškesnis ir panašesnis į žmogaus plauko keratiną, čia taipogi pridedamas cisteinas, kuris laboratorišku būdu yra susintetintas ir sujungtas su tomis papildomis 19 aminorūgščių. Kuo skiriasi sisteminė plaukų atstatymo procedūra nuo įprastinės kaukės? Pagal plaukų priežiūros standartus įprastinės kaukės reikėtų naudoti 1 arba 2 kartus per savaitę, tačiau dažnas iš mūsų neranda laiko net ir tam. Todėl sisteminis plaukų atstatymas yra labai geras variantas skubantiems, dirbantiems žmonėms. Rezultatą jau galima matyti jau po pirmo karto.
Sisteminis plaukų atstatymas turi kaupiamąjį poveikį, ko įprastinės kaukės neturi. Dažnas mūsų teigia, kad panaudojus gerą kaukę, išsiplauni galvą, efekto nebeturi. Įprastinės kaukės būna stambiamolekulinės, todėl jos dažnai imituoja plauko atstatymą, tiesiog jas plauką sutepdami ir paslėpdami įsišakojusius galiukus. Sisteminis plaukų atstatymas veikia būtent plauko pH, atstato keratiną ir veikia kaip antioksidacinis. O ypatingai pažeistiem plaukams nereikės vargti pusę metų su standartiniam kaukėm. Naudojant sisteminį plaukų atstatymą, jums užteks nuo 3 iki 5 kartų. Naudojant tinkamus produktus, galima greitai ir efektyviai pakeisti nualintų plaukų būklę ir tuomet galėsite džiaugtis sveikais ir natūraliai žvilgančiais plaukais.